Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime efektą, kuris mums rodys, kiek gyvybių mes praradome. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau turime su jumis health barą ir šalia to health baro aš noriu padaryti efektą, papildomą tekstą pridėti. Kuris mums taip rodys, kiek mes praradome gyvybių. Jis nuo mūsų health baro važiuos truputį į viršų ir po to išnyks. Mes galėsim nurodyti, kad jis va taip turi išnykti, kad alfa kanalas pas mus turi sumažėti. Tai iškart mes pradėsim nuo vartotojo sąsajos. Pas mus yra health baras ir mes čia prie health baro sukursime teivinį objektą papildomą. Ir pavadinsime tą objektą health. Paimsime dabar tą health barą ir pilnai ištempsime per mūsų health objektą. Ir kaip matote, jie pas mus sutampa. Toliau, viduj health objekto mes galim sukurti papildomą objektą, kurį galim pavadinti Health Impact Effect arba geriau Health Bar Impact Effect. Ir jei mes norime, kad tas efektas būtų už health baro, mes turim pakelti tą objektą į viršų, kad iš pradžių eitų tas objektas ir tik po to mūsų pagrindinis health baras. Ir tą objektą aš irgi siūlau ištempti per visą mūsų health objektą. Ir čia mes dabar galim sukurti tekstą, kuris bus naudojamas kaip prefabas. Irgi tą tekstą padidinsime ir galim pasakyti, kad teksto dydis turi būti jam 8. Aš kol kas išjungsiu health barą, kad jis mums netrukdytų ir žiūrėsime tik į tą mūsų tekstą. Tekstą padėsime per vidurį ir galim kažką parašyti, tarkim -1. Pavadinsime tą tekstą Text Impact Prefab ir galbūt taip ir paliksim, papildomo shaderio aš nenoriu kurti. Dabar mums reikia sukurti animaciją, kaip mūsų tekstas važiuos į viršų. Tai aš atgal įjungsiu health barą, paimsiu tą tekstą ir sukursime animaciją. Galim paspausti Ctrl 6 arba paspausti Window, Animation ir pasirinkti Animation langą. Ir dabar per tą Animation langą aš galiu sukurti animaciją. Galiu pasirinkti folderį, kur aš noriu viską išsaugoti. Tai sukursiu naują folderį Animations ir viduj tų folderio Animations sukursiu health bar. Ir tą animaciją pavadinsiu Health Bar Impact. Ir mes galim pastebėti, kad tame folderė atsirado kaip ir animacija, taip pat ir Animation Controlleris. Ir dabar mes galim pereiti prie animacijos. Ir nurodysim, kaip viskas turi būti. Tai aš galiu pasakyti, kad noriu pradėti įrašą. Kažką pakeisiu. Įrašysime, kaip viskas pas mus turi būti. Nurodysim kol kas 0 čia. Ir po to nutempsime kažkur toliau, prie sekančio taško mūsų timeline. Ir nurodysim, kur turi būti mūsų tekstas. Tarkim, nutempsim iki 100. Iki šios vietos. Ir galiu atspausti įrašą ir paspaudus play mes matysime, kaip atrodo mūsų tekstas. Jeigu mes norim, kad tas tekstas važiuotų kitaip truputį, mes galim tai padaryti. Mes galim pereiti prie parametro Curves ir pakeisti truputį animaciją. Tarkim, aš galiu padaryti taip, kad prasidėtų greičiau, o pasibaigtų lėčiau. Toliau, jeigu aš noriu, kad animacija užtruktų ilgiau, aš galiu paimti tą tašką ir tą tašką pertempti toliau. Ir dabar matysime, kaip atrodo animacija. Tai galim pastebėti, kad linija važiuoja truputį aukščiau negu 100. Dėl to iš pradžių efektas eina į viršų ir tik po to truputį nusileidžia. Gal taip atrodo net geriau. Ir tą animaciją mes dabar galim palikti. Animation langas mums jau nereikalingas, mes galim paspausti Close Tab ir galėsime taikyti tą mūsų prefabą tam, kad sukurti daugiau tokių efektų. Tik mums reikia padaryti taip, kad ta animacija nesuveiktų, kai mes paleidžiam žaidimą, nes dabar, kaip matote, ta animacija veikia be sustojimo. Tai mums reikia tai pataisyti. Tai kai mes pereinam prie animacijos, mes turim paspausti ant tos animacijos ir nurodyti, kad Loop Time pas mus bus išjungtas. Ir toliau galim atidaryti dar Animator langą. Pasirenkam Animator langą ir matome, kad kai tik įsijungs pas mus animatorius, mes iškart pereisim prie to Health Bar Impacto. Mes nenorim, kad tai būtų, tai sukursime naują state'ą, tuščią state'ą kažkokį ir pasakysime, kad tas tuščias state'as pas mus bus kaip defaultas. Tai dabar, jeigu mes paspausime play, tai tos animacijos jau nepamatysime. Matome, kad animacija nesuveikia. O iš Any State mes galėsime pereiti prie mūsų Impact efekto. Tai pasirenkam Any State, spaudžiam Make Transition ir pereinam prie mūsų Impacto. Tik mums reikia nurodyti, o kaip mes pereisim. Tai turim pridėti kažkokį conditioną. O tam, kad suveiktų kažkoks conditionas, mes turim pridėti parametrą.
tai pereinam prie parametrų, spaudžiame pliusą ir pasakysime, kad pas mus bus paprastas triggeris. Ir tą triggerį mes kažkaip galim pavadinti. Tarkim, pavadinsim play impact. Ir tada pasirenkam tą transitioną, spaudžiam plus ir sakome, kad iškart, kai bus play impact, mes pereisim prie to impacto. Paspausim play ir pažiūrėsime. Matome, kad pas mus veikia ta animacija. Kai tik aš spaudžiu ant to triggerio, pas mus suveikia ta animacija ir sustojo. Tai viskas kaip ir gerai. Paspausim dar kartą, matysime, kad dar kartą suveikia ta animacija. Tik turime padaryti taip, kad mūsų animacija suveiktų iškart, be jokių sustojimų. Tai mes čia padarysime 0 ir nuimsime varnelę nuo fixed duration. Tai dabar pas mus nebus jokio transitiono, aš iškart spaudžiu play ir matom, kaip suveikia ta animacija. Spaudžiu dar kartą, matom, kaip dar kartą suveikia. Ir čia kaip ir viskas, galim tą animator langą jau uždaryti. Ir viduj Health UI folderio sukursime skriptą, kuris ir bus atsakingas už tą tekstą. Tai tą skriptą mes pavadinsime Health Impact Text. Čia mes aprašome, kiek išvis tas impact efektas pas mus veiks ir nurodome, kiek laiko užtruks išnykimas. Taip pat galim nurodyti ir patį tekstą. Ir mums reikalingas metodas, naudojant kurį mes galėsime viską nustatyti. Galim sukurti metodą showImpact. Mes galėsime perduoti kaip tekstą, taip ir spalvą. Ir dar vienas dalykas tai callbackas. Mes nurodysim, kokią funkciją turi suveikti, kai efektas praeis. Iškart galim išsaugoti callbacką ir nurodysim, koks pas mus turi būti tekstas ir kokia turi būti jo spalva. Taip pat nepamirštam, kad mums reikalingas animatorius. Prisimenam, kad čia parašym play impact ir ten turim parašyti lygiai tą patį. Nurodysim, kad turi suveikti toks triggeris. Sukursime dar papildomai impact ir disappear time ir čia irgi tos dalykus nurodysime. Sakysime, kad tas impact time'as tai bus skirtumas viso laiko nuo išnykimo laiko. Ir po to, kai tas laikas praeis, mes po truputį mažinsime mūsų alfa kanalą. Ir dabar ką mes darysime update. Tol, kol eina tas impact laikas, mes jį po truputį mažinsime ir iškart išeisime iš tos funkcijos, nieko toliau nedarysime. Kai tas laikas praeis, mes prieisime prie disappear time, po truputį jį mažinsime ir keisime alfa kanalą mūsų spalvos. Tai mes paimsime teksto spalvą ir keisime alfa kanalą. Ir irgi kiekvieną kartą galėsime iš tos funkcijos išeiti. Ir pabaigoje mes išjungsime tą objektą ir iškviesime mūsų callbacką. Ir dabar galim pereiti prie pagrindinio skripto, kuris ir valdys poolą tekstų. Tas skriptas turės pavadinimą Health Impact Text Pool. Čia mes aprašysime komponentus, tai pas mus bus tekstas, kurį mes nurodysim, tai tas komponentas, kurį mes aprašėme prieš tai ir bus pas mus health'as. Taip pat mes galėsime nurodyti spalvas, tai spalva, kai mes pridedam gyvybės ir spalva, kai mes atimam gyvybės. Taip pat aprašysime, koks turi būti skirtumas tam, kad mes parodytume, kad gyvybės pasikeitė. Taip pat sukursime formatus, tai Positive Text Format ir Negative Text Format. Pagal nutelėjimą darysime tiesiog su pliusu ir su minusu. Tik čia minuso nerašome, nes ir taip skaičius bus su minusu. Sukursime queue struktūrą iš mūsų elementų ir jei ten yra bent vienas elementas, mes jį galim paimti. Jei ten elementų nėra, tai mes sukursime naują elementą, parodysim tą tekstą ir po to, kai tekstas suveiks, mes per callbacką pridėsime vėl į tą eilę tą tekstą ir galėsime naudoti tą tekstą dar kartą. Kad kiekvieną kartą nekurti tekstą ir nenaikinti, mes dirbsime su poolu. Taip pat čia mes sukursime deltą, naudojant kurią galėsime sužinoti, kaip pasikeitė pas mus gyvybės. Ir kaip tik mes matysime, kad ta delta išeina už tam tikrų ribų, tai mes ir parodysim efektą. Ir ką mes čia dabar darysime? Tai onHealth Restored ir onHealth Depleted mes galėsime keisti mūsų deltą. Ir ten darysime tą patį dalyką. Ir žiūrėsime, jeigu taip išeina, kad delta vis dar yra per maža, netinka mums, tai mes išeisime iš tos funkcijos. Toliau ir ten mes turėsime paimti tą impactą. Tai ir sukursime funkciją, naudojant kurią tą impactą ir galima bus paimti. Ir tas metodas atrodo labai paprastai. Jeigu mes turim bent vieną elementą mūsų eilėje, tai mes tą elementą ir paimsim ir iš eilės panaikinsime. Jeigu to elemento dar nėra, tai mes naudojame metodą instantiate ir sukursime naują tekstą. Ir jį perduosim čia. Kai mes gavome tekstą, mes galim iškviesti funkciją showImpact. Ir sakome, kad toks turi būti pas mus tekstas, tą tekstą nustatome, nurodome, kokia turi būti spalva ir nurodome, kokia funkcija turi pas mus suveikti, kai tekstas pasislėps. Ir mes iškart galim pasakyti, kad kai tekstas suveiks, mes tą tekstą turime padėti į sąrašo galą. Tai sakome impact text NQ. Tai mes padarėm dabar čia tokią struktūrą, kad pas mus iš pradžių yra kažkoks prefabas, kuris yra išjungtas ir jeigu mes gauname kažkokį impactą, tai mes einame prie eilės, jeigu ten yra bent vienas objektas, mes jį paimam ir sakom parodyk tokį impactą arba kitokį impactą.
Jeigu eilėje nėra elementų, tai mes tą tekstą sukursime, parodysim tą impaktą ir po to tas tekstas grįž atgal į eilę ir lauks, kol jį vėl neiškviesime. Dabar pabandysime tai pritaikyti ir pažiūrėsime, ar išvis viskas veikia. Tai ant pagrindinio objekto aš užmesiu pull scriptą, o ant prefabo aš užmesiu tiesiog impact tekstą. Ir čia nurodome, kad pas mus yra animatorius ir nurodome tekstą. O šioje vietoje turime nurodyti tą prefabą. Turime iš playerio paimti health'ą, nurodyti, tekstą mes išjungsime ir visi kiti parametrai atrodo kaip ir gerai. Dabar galim pažiūrėti, ar tikrai viskas pas mus veiks. Paspausime play, pabandysime kelis kartus pašokti ir nukrysime. Ir tikrai matome, kad gyvybės buvo atimtos. Ir matėme, kiek gyvybių atėmė. Prieisime čia į kubą ir matysime, kad tikrai atima gyvybės mum ir matome, kiek gyvybių atima. Tai efektas tikrai atrodo neblogai. Ir jeigu jūs pažiūrėsite, naudojami tik 2 teksto elementai. Ir jie paeiliui įsijungia ir išsijungia. Taip pat, kad nebūtų skaičių po kablelio, mes galim nurodyti kitokį formatą. Pasakysime, kad turi būti tik sveiki skaičiai. Prie kubo aš nurodysiu, kad turi būti continuous damage tone ir patikrinsim tai truputį kitaip. Jeigu aš pasakysiu, kad min delta pas mane bus 0, tai man prisponins čia labai daug objektų. Nes kiekvieną kadrą bus damage'as ir objektų bus labai daug. Ir kaip matote, atsirado daug vienetų ir mes tų vienetų beveik ir nematome. Tiksliau ne vienetų, o kaip pamatėm buvo daug nulių. Ir jeigu pažiūrėsime į tą sąrašą, kiekvieną kadrą jis bandė kurti ir sukūrė mum labai daug tų tekstų. O viskas yra dėl to, kad mes pamirštame nunulinti deltą. Mes tą deltą galime naudoti šioje vietoje ir po to delta turi būti nunulintas. Tada tokios problemos jau nebus. Mes einame, matome, kad čia yra continuous damage, mes visą laiką gauname damage'ą, bet jis jau nesponina labai daug objektų čia. Jeigu mes prie kubo nurodysim, kad damage'as pas mus turi būti didesnis, tarkim 5 per sekundę, tai matysime, kad jų atsiranda jau daugiau. Matome, atsiranda jau daugiau, bet tokios košės, kaip buvo prieš tai, pas mus nėra. Ir jeigu pažiūrėsite čia, kaip matote, naudojam ne tiek ir daug tų prefabų. Ir čia jūs patys galite žaisti su parametrais, daryti kaip jūs norite. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti tokį impact efektą. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.